Jeigu kada nors. Nu va, tai va. Nerealus jausmas, pažiūrėkit, kiek laimė šitiem vaikam ir. Pardavinėja žmonės batus. O tai. Labas rytas, labai nekokia naktelė, labai nedaug miegojau, nes yra super šalta. Pasižiūrėkit, kaip atrodo palapinė. Apšerkšnyja viskas, šerkšnas susimetęs. Oi, tikrai nebuvau pasiruošęs aš šitokiom sąlygom. Vakar editinau videką, tai teko biškį pirštinę sugadinti. Bet super šalta, reikia keltis, nežinau, darytis arbatos ir judėti iš čia. Alesio sakė, darys saulėtekio video, bet panašu, kad nenoris nieko daryti per tokį šaltį irgi. Tai sumetėm belekaip viską į mašiną, kad kuo greičiau iš čia išvažiuoti. Vakar dar planavom, buvo tokia mintis, gal čia truputį praleisti laiko dar iš ryto, bet -2, kas iš to, kad čia viskas gražu, jeigu nejauti ko į pirštų. Tai varom čia. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Hablas español? Español, oui. Merci. Sí. Merci. Sí, sí, sí. Oui, Sí. ¿Usted vive aquí? oui. Aquí. Bueno. Voilà. Gracias de correr, voilà. No, no fumamos. Perdona, no fumo. No beber, no fumo. Tai sutikom vietinį, vidury nieko, absoliučiai. Ta prasme, važiuojam upės vaga, išgrauža kažkokia. Išlindo kažkur iš krūmų, net nesuprasiu, kur iš čia gyvena. Tai žodžiu, paklausiau, ar iš čia gyvena, sako, jo, čia gyvena. Kažką tai pakalbėjom ispaniškai. Tai jisai man prancūziškai, aš jam ispaniškai, bet šnekėjom.
Tai klausimas buvo, ar turim parūkyt ir ar turim pagert. Tai sakom, nerūkom, negeriam. Žodžiu, judam toliau, bet čia kelias tai kosminis visiškai. Pafilmuot. Hola. Hey! Facebook, no. No Facebook, eh? No. Tai jau 2 valandas važiuojam upe ir vis sutinkam kažkokius žmonės šalia gyvenančius. Tai neįtikėtina, kad dar žmonės taip gyvena. Tiesiog visiškai ant upės kranto plauna visokius kilimus, su asilais jodinėja. Privažiavom prie vienų, tai no Facebook, nedėk į Facebooką. Kodėl, tai neaišku. Bet jo, šiaip čia yra kelias, bet tas kelias yra tiesiog nepravažiuojamas. Nes tu jį įsuki, pavažiuoji 200 metrų ir tada 200 metrų vėl važiuoji atbulas. Nes jis yra toks siauras ir toks išgraužtas tas asfaltas, kad ten baisu. Jeigu nuleistum vieną ratą, tai ten iš karto koks pusmetris į apačią. Tai matau, čia yra važiuota kažkieno. Tokių išėjusių kaip mes yra ir daugiau pasaulyje, bet šiaip labai smagu. Dabar šiek tiek sustojam, norim pavalgyti, jau yra 12 valandų, tai šiek tiek šilčiau jau yra, tai jau nusiėmiau, likau jau tik su vienom termo kelnėm ir paprastom kelnėm ir jau nusiėmiau visus termo drabužius. Tai viskas šiaip gerai, tik tais blemba daužo, miego trūkumas baisus yra, tai nežinau, šiandien jaučiu ilgai nevažiuosim, dar kokios 3-4 valandos sėsim, stosim kažkur ir tiesiog čilinsim, tai pavalgom ir lekim toliau. Pasižiūrėkit, kokius šedevrus šefas Alesija padaro. Nors jis visai ne šefas, bet, gamint moka, žmogus moka. Sveikas, draugelį. Aš tokias ausis irgi turiu, kai pamirštu ką nors. Tai ką, atiduosim savo pirmą kamuolį. Hebrytei. Ui. Aha. Čia kaip suprantu, gal susilaužė šonkolį ir nori mums parodyti. Nežinau. Ačiū, Evaldai. Ačiū, Evaldai, už kamuolį. Shukran. Another one. For... Okay. What is that? Smoke? No, we are not smoking. No, I don't have. What is boom? I don't know, bombo. I don't know what does it mean, bombo. Tai važinėjom dabar po Atlaso kalnus. Čia prisižymėjęs visokių taškų buvau, kur įdomiai prasivažiuot. Ir aišku, čia yra tų vietinių kaimukų. Tai pamato vaikai mus, tai bėga link, kaip atrodo, kažkokio išsigelbėjimo. Tokia net panika apima vaikus, atrodo, kad mes atvažiavom. Visi tiesia rankas, mes nesuprantam iš tikrųjų, ko nori, nes čia kalba jie prancūziškai ir arabiškai turbūt. Tai turime čia flomasterių prisipirkę, čia padovanojam kamuolių keletą, bet neturim čia daug kamuolių, tai nenoriu čia viską vienoje vietoje ir išdalinti. Tai, čia dabar bus įdomus apsilenkimas. Tai va, tai šiaip žiauru. Jeigu atvirai, tai labai žiauru, kaip tie vaikai atrodo, kaip tie žmonės atrodo. Nežinau, ar čia kaip nors jie, prausėsi ar nesiprausė, aš neįsivaizduoju. Tikrai labai stipru čia yra. Su Alesio važiuojam ir galvojam, yra, aišku, visokio amžiaus tų vaikų, tai tokių vis tiek paauglių yra, ten jau po 16 metų, jau vyresnių, ten po 25 metus yra. Tai mes taip galvojam, kad jeigu dabar paimtume va tą žmogų
ir nuvežtume į Dubajų prie Burj Khalifos, paliktume. Tai jis nesuprastų tikrai, kas čia vyko. Aš netikiu, kad jisai matęs yra kažką toliau negu čia šitie kalnai. Tai jo, bet gražu tai labai gražu. Labai gražu čia tikrai. Bet iš tikrųjų tai nei karto nepasijautėm nesaugiai. Tai visi mojuoja, visi šypsosi, jeigu turi dantis. Nes daug jų neturi. Net buvo, mačiau mergaitę, jai kokių gal, nežinau, 14 metų, tai visų priekinių 4 dantų nėra. Tai ta prasme viskas, jau su visam. Po truputėlį ištrūksta mes iš tų tanzanietiškų masajų ir viskas. Ir važiuojam ieškoti viešbučio, nes jau dabar turim po, kiek čia yra, po 5:15. Tai reikia už valandos laiko būtinai būti viešbutį. Šiandien tikslas yra išsimiegoti. Idiot. Local shower. Moroccan shower. Puikus metas pasikeisti 5 dienų maikutę. Spalvos, koks interjeras. Ir prašome, užeikite į mūsų apartamentą. Alessia, which one is gonna be yours? That one? Sure? Okay. Tai va, ir turim pagaliau karštą dušą. Patikrinau, veikia, žinau tikrai. Bet šiaip tai mes esam dabar 2000 metrų virš jūros lygio. Tai šilumos čia irgi tikrai nėra. Tai sakė, atsidaryti šitą buržuikę. Čia primes mum malkų. Čia viską uždūminsim. Bet turėtų būti šilta. Jeigu ne, tai yra čia tų patalų. Gal kažkaip įsimuturiuosi, viskas bus gerai. Tai va, turim dušiuką. Turim tualetuką, viską turim. Varom į miestą, apžiūrėti, kas čia vyksta. Wow. Bueno. Ótimo. Tai atvažiavom į Imičil miestelį. Tai šitas miestukas yra garsus tuom, kad labai daug visokių keliautojų, tokių kaip mes, čia apsistoja, nes yra nemažai viešbučių. Tai gyvena apie 1850 žmonių čia. Ir mes šiuo metu esam 2100 metrų virš jūros lygio. Tai tikrai nešilta irgi čia. Tai va, einam, pasižvalgysim biškutėlį su Alessia. Kaip čia viskas atrodo. O, bonjour, bonjour. O, plaktukas dar vienas. Tai žodžiu, pagrindė yra, va, mersai plaktukai ir seni tranzitai. Renuškė 21, universalas. Va, pardavinėja žmonės batus. O tai va. Sava. Salam. Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Hablas español? Sí, Sí, perfecto, perfecto. ¿Qué pasa con el coche? bueno. ¿Todo bien? Trabajar, sí. ¿Cuántos kilómetros tiene? No sé, no sabe. Míralo, Míralo. míralo. No necesitas saber, ¿sí? ¿Cuánto
588 tūkstančiai. Vale. ¿Dónde tú España? Nosotros vivimos en Canarias. Canarias. En Canarias, sí, en España. Buena Canarias. Sí. Buena. A mí pasado 2 años de Murcia. De Murcia? Sí, 5 vale, años. vale. 5 años de España. Atrodo visi tokie grėsmingi šiaip žmonės. Tokie vis tiek tamsesnio gymė yra. Tai mes lietuviai taip kažkaip gal, nežinau, yra kažkoks nusistatymas, kad čia kažkas blogai jau su to žmogum. Bet, visi tikrai labai faini. Vietinis turgelis. Visokių lešių, visokių ankštinių, tai pilna yra. Lūšnynai visiški. Oi, labai saulė šviečia. Einam biškį pasivaikščiosim ir po vietinius. Pasižiūrėsim, kaip čia gyvena jie. O kaip gyvena. Visai neblogai. Yeah. Ça va? Bonjour. Viskas, mes jau žiauriai prancūziškai gerai varom. Bonsoir. Comment ça va? Šukran. Ačiū. Šukran ir ačiū. Šitą žinom tai tikrai. Alesija uždavė tokį klausimą. Sako, ar įmanoma būtų džimą čia surasti. Ça va? Bonjour. Ça va? Bien. Yo, ça va? Tai pasigūglinom. Tai dėja, bet džimo čia nėra. Tai ką, draugai, viskas. Šiandien filmavimų užteks. Rankos įgauna sodrę mėlyną spalvą, o telefono batareika raudoną spalvą. Tai einam, ieškom dar Alesijo dantų šepituko, nes kažkur užmetė mašinai, neranda. Tai surandam, einam viešbutį, dušas ir miegot. Tomorrow. Buongiorno, amico. Come andata stanotte? Perfetta. Un po' freddo, ma perfetto. So, Alessia, how did you like this place? This place is very, very comfortable. Because when you need a hotel after 4 days, everything is gonna be perfect. Everything is gonna be freaking comfortable. When you need a bed, all bed is good. All bed is good. Jo, bet šiaip čia tikrai labai fainai. Tikrai labai autentiška, jeigu kada nors. We have? Okay. Your ass is switch off the Okay, tai žodžiu gera, bet atvažiuokit, jeigu važiuosit. You know, my shoes are very slippery, look. They don't have any grip. No grip at all. Ciao. Ciao. Labai fainas savininkas.
Labai faina vieta, jeigu čia kada nors keliausit, būtinai prasukit čia, tikrai labai yra gerai. Viskas, mes lekiam į kalnus ir tikiuosi šiandien nakvosim, kur bus šilčiau. Jau važiuosim truputėlį gal į dykumas. Žiūrėsim, kaip čia bus jau antrą dieną, taip šneku, bet vis šalam, tai lekiam. Hello! Hello! Football! They want football. Let's give them football. Okay, let's give them football. You speak English? You speak English? Where did you learn English? No. Español? No. Marrakesh? Arabic. Marrakesh. Whoa! O, papa! Jie supranta, ką daro, ką su kamuoliu? Nerealus jausmas, pažiūrėkit, kiek laimės šitiem vaikam yra. Alessia, show me your skills. Italiano. O papà! O papà! Ačiū Linai už kamuolį. Adidas. Merci. Kažkaip jaučiu, kad tokiam aukštį sportinė forma yra labai kritus. Pavargau. Monsieur, allez, bravo, monsieur. Merci. Take the candy from my bucket. Aš nežinau, aš galėčiau turbūt visą dieną čia su jais žaist. Bet kažkaip čia tokiam aukščiu tikrai. Arba kritus forma labai. Greičiausiai taip ir yra. Paėmėm saldainių iš Alesio kišenės. Svarbu, ko nors kito neužčiuop tik tais. Viskas duodam ir lekiam. Guys, come! Come. Monsieur. Thanks, monsieur. Thanks. Shukran. Thank you. Ciao. Ciao, guys. Bye. Wow. Nerealus pasitenkinimas yra. Merci, monsieur. Merci. Ciao. Varom toliau. What is the altitude now here? 2,200 meters. 1200, so 2 km 200 metrų mes dabar esam. Ir žaidžiam fulę, tai pasijaučiam plaučiukų iš karto. Nors neprarūkyti, tikrai. Tai viskas. Lekiam toliau. Because you are not smoking, yeah? Sorry? You are not smoking. Maybe later, un poquito hashish. How are you? Oh man, tired. I was really crying Why? for the happiness. For the happiness. Yes, really good things.
I was crying because we missed 2 goals. So, a few years ago, Yeah. Have you been in Meržugą? Tai dabar pasukom nuo Aubergė miestuko kryptimi link Tilmi. Tai čia turėtų būti vienas iš gražiausių, gal po kol kas gražiausias kelias, kurį važiuoja Maroke. Bet ką tik sutikom prancūzų keliautojus, tai jie čia sakė, eksplorina labai dažnai Maroke. Tai sakė, kad lygtais išasfaltavo dabar šitą kelią čia praeitais metais. Truputėlį liūdna dėl to, bet važiuojam, pažiūrėsim. Vis tiek turėtų būti labai gražu. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Gal nevažiuosim čia su mašina. No. Radaisi kempinė. Alessio? He wants? Working. Tai sustojom nerealioj vietoj ir ką tik nusirašė chebrytę su Mers. Tai žodžiu sakė, prieš 20 minučių va, užmetė ant posūkio, vėžios taip, sakė, užmigo prie vairo. Ir va, vėžytės čia ir į apačią. Čia yra baisiai statu. Aš pabandysiu nusileisti iš tikrųjų. Ça va? Ça va? You driver? Hey, c'est fort! Sleep. Mercedes. 190, 19 Mersas. Nu va, tai va. Gaila Mersiuko, nu. Svarbu hebrytė, viskas gerai. Sėdi va, jie bulką savo valgo ir viskas gerai. Dar čia jiem iš tikrųjų pasisekė labai, nes jeigu jie čia būtų dar paskridę, tai ten iš viso dar stačiau eina, tai tikrai jie čia būtų neišgyvenę, tai čia kalbu su lakeriais visiškais. Dabar reikia kažkaip užlipti viršų. Nu žodžiu, su viena ranka. Čia tikrai trūksta oro labai. Alessio, what is the altitude here? 2,900 meters. 2900. Šiuo metu esame Dadės upės slėnyje. Tai šitas sienas, kurias matot, tai yra nuo 200 iki 500 metrų aukščio. Įspūdinga, tikrai. Mes šiek tiek jau pripratom prie tų kalnų, tai važiuojam, taip jo, gražu, viskas tvarkoj, bet šiaip labai viskas čia gražu. Kiekvieno keliautojo liste turėtų būti šita vieta. Varom į hotelį.
invited for dinner here in the restaurant, okay? Ah, wow, yes. The restaurant is here. And breakfast. And breakfast. Okay. Anytime you want to drink tea or something, then. Right. Okay? Nu, labai autentiška. I give you a traditional room. Tai ką, draugai, šiandien privingiavom tik tai 130 km, bet juos važiavom beveik 6 valandas. Tai žaidėm čia fuliuką su vietiniais ir panašiai, tai truputį užtrukom. Kitas dalykas, dėl ko vėl grįžom į hotelį, tai dėl to, kad vis tiek miego trūkumas yra baisus. Vakar iki 2 nakties sėditinau, tada 7, kažkada truputį po 7 kėlėmės. Tai šiandien noriu viską pabaigti, išsimiegot normaliai ir startuoti. Ir dar vienas dalykas tas, kad vis tiek čia yra šalta, mes esam kalnuose, esam labai aukštai. Tai miegot kažkur tai čia, palapiniai, ne, jau taip nedarysim tikrai. Dar pasikalbėjom čia su vietiniu žmogum, tai sakė, kad Merzugoj, į kurią mes dabar važiuojam, tai lygiai tas pats, ten yra šalta naktim. Tai nežinau, kaip mes čia darysim. Dabar čia pirktis miegmaišį man kažkokį, kur aš čia nusipirksiu gerą. Nežinau, ar verta ten dėl 2-3 naktų dar čia taip daryti. Tai pasižiūrėsim. Jeigu ten būtų bent kokie 5 laipsniai, tai viskas ok, ten galima būtų prisirengti ir viskas. Tai, žodžiu, žiūrėsim. Tai šiam kartui tiek, kai visą laiką laikutis, pasiekit mane, pasidalinkit, parašykit komentarą, bent širdutę uždėkit ir manau, kad susitiksim neužilgo. Ate.